darėm savo kainų tyrimą, reikia rugsėjo mėnesio padaryti reziumė, kaip viskas atrodo. Tai pradėsim nuo to, kad pasižiūrėsim, kaip viskas atrodo bendrai. Ir kodėl, kai visi šneka, kad oi, žiūrėkit, infliacija mažėja, viskas mažėja, o vartotojas to nemato. Tai mes turim čia tokią lentelę, kur susivedėm 3 metų infliaciją, kad parodyti, kaip atrodo. Tai maisto produktai 2003 metų rugsėjo mėnesį taip infliavo, brango 8,3%, taip, tai yra mažesnė infliacija negu praeitų metų 31%, bet nereikia užmiršti, kad infliacija sumuojasi. Tai jeigu žiūrėti infliaciją per 3 metus, tai mes turim už rugsėjo mėnesį 43,5% brangimas, tai vartotojas iš tikrųjų ir nemato tų mažėjančių kainų, o tas džiaugsmas, kad rugsėjo mėnesį pabrango dar 8%, suprantamas tik tai mūsų valdžiai ir ekonomistams, žmonėms viskas toliau brango. Tas patikima, kad pabrango tik 8,3%. Taip, tai patikima, kad tik 8,3%, bet prieš 3 metus brangimas buvo 4,2%, po to tas didžiausias šokimas 31% buvo brangimas ir dabar ant šito dar užsidėjo 8,3%. Tai mes matom, kad praktiškai visus metus mes einam 3 metų perspektyvoje, brangimas virš 40%, 43-45% ir taip spalį, lapkritį, gruodį mums sakys, va žiūrėkit, sumažėjo 5%, sumažėjo ten infliacija tik 5%, infliacija tik 3%, bet tai vis tiek bus tie patys 45 ar net daugiau. Tai eilinis vartotojas atėjęs į maisto prekių parduotuvę kainų mažėjimo nemato. Na kaip nemato? Mato atskiruose produktuose galbūt kažkoks sumažėjimas, bet kitose produktuose toks pats padidėjimas ir per biudžetą jam toliau kala iš tikrųjų taip pat. Tai taip, tai dabar pereisim prie to mūsų pigiojo krepšelio, kaip jisai atrodo ir kaip atskiri tinklai elgiasi. Tai pigusis krepšelis, taip, jo kaina yra paskutiniai mūsų fiksuota praktiškai 69 eurai. Jisai atpigo palyginus su didžiausiom vertėm, kurios buvo kovo mėnesį, tačiau jeigu žiūrėti į praeitus metus, jisai irgi atpigo 5 eurai, bet reikia turėti galvoje, kad tie 69 eurai yra vis tiek plus 30 procentų prie 21 metų lygmens. Tai irgi, kaip sakant, spaudimas šiek tiek vartotojų sumažėjo, bet pagrindo džiaugsmui didelio nėra. Iš tikrųjų įdomu, kaip elgėsi tinklai tame krepšelyje. Tai buvo tokios mažėjimo bangos rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį, bet rugsėjo mėnesį mažino vieni tinklai, o rugpjūčio mėnesį kiti tinklai. Tai iš pradžių pradėjo kainas mažinti stipriau rugsėjo mėnesį Maxima ir Lidlas, o reiškia rugsėjo mėnesį prie jų prisijungė, pamatė, kad turbūt jų kaina nelabai kokia, tai iki rimi ir todėl tas krepšelis dar labiau smuktelėjo, bet jeigu žiūrėti pačią pigiausią alternatyvą, tai didelio pigimo nėra. Na ir skirtumas dėl to, kad tie tinklai, kurie atsiliko mažindami rugpjūčio mėnesį, tai sumažėjo tik skirtumas tarp pigiausio ir brangiausio krepšelio, kaip ir sakiau. Pigiausias krepšelis yra pas mus Maximoje 60,34 €. Tai yra praktiškai 10 eurų pigiau negu vidurkis, taip.
O brangiausias yra iki tinklo elektroninėje parduotuvėje Last Mile 78. Tai praktiškai 19 eurų skirtumas yra tarp pigiausio ir brangiausio. Taigi, protingai renkantis pardavimų kanalą galima toje pačioje Lietuvoje sutaupyti. O reiškia, reitingas tai per daug nesikeitė rugsėjo mėnesio pabaigai, tai Maxima 1, Lidlas 2, Rimi šiek tiek stipriau pamažino kainas, tai jie atsistoja su fizinė ir elektroninė parduotuvė 3, 4, 5 Barbora, po to Norfa, po to iki parduotuvė. Norfa, jeigu Maxima, Lidlas, Rimi, Barbora kažkaip stipriau reaguoja į pigiausių prekių kainas, tai Norfa turi savo reitingą, kurį naudoja, kaip ten ta institucija vadinasi, Žemės ūkio informacinis centras, ten kur 3 pigiausias, reiškia, alternatyvos suvidurkinamos. Taip, tai įdomumas tas, kad jeigu nėra ten tų 3 alternatyvų, tai prekiai iškrenta iš matavimo ir, tarkim, tokiam Lidle, kur asortimentas siauras, tai ten pusės prekių nėra vertinime. Tai toks, kaip sakant, vertinimas, nesakysim, kad labai objektyvus.